ką tik šiandien atvykau iš Norvegijos. Šiuo metu dirbu Norvegijai. Taip jūs, bet 3 dienom atvažiavau į Lietuvą ir labai norėjau su jumis susitikti. Nes su daugelį iš jūsų vienaip ar kitaip mes praleidom nemažai laiko ir susidraugavom labai. Apskritai labai myliu Rūklą, myliu vaikus, tai man visi esat labai brangus. Tai va, Norvegijai dirbu vairuotoju ir išnešioju gražias pintinės į įmonės ofisus. Tai yra atvykau su jumis pabendraut, pasakyti vieną tokią pamokančią istoriją. Noriu su jumis po nektariną suvalgyti ir paskui dar po ledų porciją suvalgyti. Gerai, gyveno kartą šeimoje toks Danielius. Danielius buvo geros širdies vaikas, bet žinokit, labai didelis tinginys. Labai didelis tinginys. Pastoviai žiūrėdavo namuose teliką ir sėdėdavo prie Facebooką. Niekada į sporto salę neįdavo, niekada nesportuodavo, nes buvo tinginys. Kartą Danielius, vat ant tokios tvaros, sėdėjo ir nieko neveikdamas maskatavo kojom. Ir atėjo toks žmogelis pro šalį, visas geltonas, kažkoks keistas žmogelis. Tokie plaukai geltoni, kaip žinot, kukurūzų plaukai būna. Ir tas žmogelis prieina prie to Danielius ir sako, ar nori turėti gerus sportinius batelius Adidas? Tu aišku nori, sako, kaip tu Adidas, kietas aš, ne? Kas Adidas vaikšto Rūklai? O, tai jau kieti. Aš dirbu kompanijoje Adidas ir mes išmėginam batus. Ar tu gali mums padėti? Danielius sako, taip. Danielius buvo labai protingas vaikas, sako, o jeigu tie batai bus geri, ar galėsiu aš juos tada pasilikti savo? Tu sako, taip, galėsi tada pasilikti. Gerai, Danielius pasiėmė batus ir eina namo, savo patenkintas batai, reiškia lengvučiai, minkšti. Pas mane. Nauji. Grįžta namo ir žinot, ką daro namuose grįžęs? Nusifotkino. Teisingai, iškart pradėjo fotkintis. Ir deda, prisėdo, ką paskui darais? Prie Facebooko deda ir tik tai jaučia, taip stipriai suspaudė jam kojas. Ir suprato, kad batai spaudžia, nors prieš tai buvo geri. Kame čia reikalas? Oi, užaugo. Ne. Batas užaugo. Labai džiaugiasi. Bateliai buvo kažkokie keisti. Ir jie žino, ką pradėjo sakyti? Tinginiai. Jo. Kol neparašai pamokų, prie Facebooko sėsti negalima. Ką? Norėjo nusiimti batelius, jie nenusiima. Norėjo ir nenusiima, jie spaudžia. Sportbačiai sako, Adidas, gerai. Eik, ruošti pamokų. Danielius nori bėgti, bet mato, kad dar labiau spaudžia, jis nori rėkti, bet supranta, kad į tą pusę negali eiti, į tą irgi negali, o rašomasis stalas buvo ten, jis žengė žingsnį prie rašomą stalo, žiūri eina. O, gerai, nuėjo prie rašomą stalo, rašomą stalą, sako, tu neparašai batelį, jis girdi, kaip batelį kalba, tu neparašai anglų ir geografijos. Na gerai, gerai. Kuprinę rado, žinai, įsitraukė kuprinę, pasidėjo anglų kalbos vadovėlį, atsivertė ir nosį krapštą. Ir batelį vėl spaudžia vieną pirštą tik tai. Ir jisai suprato, kad bateliai supranta, kad nieko nesimoka. Žinot, galima atsiversti vadovėlį ir matyti špygą. Ir varną šaudė. Jisai tada pradėjo mokintis. Okay. I am good boy. I will learn English. Aš mokinsiuosi anglų. Ok. Ir po biškį jisai pradėjo studijuoti. Antrą. Čia reiškia rašymo užduotis. Ir rašo Danielius cat, dog, like, pig. Yeah. I play Facebook after homework. Ką reiškia? Aš žaidžiu Facebook'e. Aš žaisiu. I will play Facebook after homework. Aš žaisiu Facebook'u po pamokų. Jo, po pamokų. Viskas padarė, padėjo, jaučia batai vėl tie geri, žinai. Jis norėjo tik tai nuo stalo pašokti. Dar geografija. O, Dieve, gal Danielius, gerai. Dar geografija. Įsitraukė, atsivertė geografijos knygą. Aha, pamoka apie erelį.
erelis, mažasis Lietuvos erelis, baigia išnykti, oi gal kaip nuobodu. Tik vėl sustoja batai, gerai mokinuosi viską. Ir jisai skaito. Mažasis erelis įskrenda į Afriką žiemoti. Jisai skrenda 9000 kilometrų ir nepasiklysta. Wow! Grįžta pavasarį, kovo mėnesį ir grįžta tiksliai į tą vietą, kur buvo surezgęs, ta prasme, su savo erelienę lizdą. Į tą pačią vietą, vėl 9000 kilometrų. Be navigacinės sistemos, be mobiliako, skrenda tik 9000 kilometrų ir žino tiksliai į Lietuvą, į tą medį, į tą lizdą. Skaito toliau, erelis gali iš kilometro aukščio pamatyti pelę ir tiesiai kelių sekundžių greitumu nusileisti iki žemės ir pagauti. Kaip įdomu. Danielius apie erelį viską žino. Paruošė pamokas, geografijas, batelį atsilaisvino. Wow, jisai gali šokinėti. Dabar, sako, sėsiu prie teliko. Danielius tik bėga prie teliko, vėl batelį. Tavo kambarys didžiulis sąvartynas. Tu turi susitvarkyti. O Dieve, ne, sako Danielius. Bet batai taip spaudė, kad jis neturėjo kitos išeities. Pradėjo Danielius, reiškias, koinės traukti iš pulovos. 16 porų koinų rado. Įsivaizduoja. Susitvarkė Danielius kambarį, sesutė pamatė, bėga pas mamą. Mama! Ką? Danielius susitvarkė kambarį. Ką? Mama ateina. Tikrai, eik tu savo. Danielius susitvarkė kambarį. Mama klausia, gal tu gali išnešti šiukšlės? Danielius sako, Marytė, vėl batai. Marytė sesutė buvo. Tik pasiėmė tą išnai. Ir išnešė greit šiukšlės. Mama įsižiojusi. Vakare grįžta tėtis. Žmona sako, turiu aš tau naujieną. Turiu naujieną. Šiandien mūsų sūnus Danielius susitvarkė kambarį, išnešė šiukšlės. Tėvas tuo metu valgė ir užspringo. Negali būti. Apatė visi. Apatė. Kitą dieną. Danielius eina į mokyklą, atsisėda į savo vietą ir mokytoja, tarp kitko, paklausė Danielius, jau taip žino, kad Danielius beviltiška klaust, bet Danieliau, papasakok man iš geografijos, ką tu išmokai. Danielius atsistoja viską, kaip turi būti, apie mažąjį Lietuvos erelį, kaip ten, mažasis erelis Lietuvoje nykstant rūšis, viską žino. Kaip jisai muses, tai yra kaip pelės gaudo iš aukštai, kaip skrenda toli, kokie mostai 2 metrai, kaip išsitiesęs sparnai 2 metrai. Mano 1,80 m ūgis. Erelis 2 metrai. Neblogas mažasis erelis. Neblogas. Tai va, mokytojas irgi šaunė tekęs rašo jam 10. Daugiausia 10 buvo, ne mokykloje? Ar 15? 10 rašo. Nu ką, tik tais Danielius tada jaučia bateliai laisvi, malonu vaikščio. Eina į kambarį, žiūri batelį vakare, nusiprausia, nusiploja rankytės, viską, eina vakare gult ir batelį, nusimoja labai lengvai. Tai praėjo viena diena Danielius. Antra diena irgi dar buvo momentų, kada jis jautė skausmą. Tik cykt, oi, negerai darau ir suprato, kad negerai daro. Negerai. Ir taip Danielius tvarkė kambarį, ruošė pamokas, nemušė savo draugų. Prie Facebooką sėdo tik tada, kada paruošdavo pamokas ir prie teliką tik tada, kada padarydavo darbus ir susitvarkydavo kambarį. Ir vieną dieną jisai ėjo miegot, padėjo batelius, užmygo, atsikėlė ryte ir žinot, kas atsitiko? Batelių nebebuvo. Jiem tų batelių jau nebereikėjo. Mama patenkinta, tėtis patenkintas, Danielius nerealiai pasikeitė. Mokyklai irgi. Mokytojai rašo jam tik tai geriausius pažymius. Tik tai geriausius. Nes jis puikiai mokėsi. O po to, aš manau, Danielius tapo kokiu advokatu, uždirbo gerai ir paskui vyko ir padėjo kitiems vaikams ir sunkiam gyvenčiam šeimom. Taigi, vaikai, moralo esmė. Kokia? Tie bateliai yra kaip valios jėga. Valios jėga. Mes tą valią turim ugdyti nuo mažų dienų.
mes turim suprasti, kad gyvenime, jeigu norim kažko pasiekti, turim įdėti pastangas. Nekrenta niekas iš dangaus labai lengvai. Ir jūs galėsit užaugę taip pat uždirbti ir va taip dar pavaišinti kitus vaikus, kurie negali nusipirkti, kurie tėveliai sunkiai gyvena, kitiem padėti. Šiandien išvažiavau į Norvegiją ir gavau darbą, žino dėl ko? Dėl to, kad anglų kalbą moku. Ir tada aš gavau darbą ir uždirbu. Šiandien labai neblogai uždirbu. Buvau karininkas, o šiandien uždirbu 3 kartus daugiau. Ir galiu padėti joms. Ir žinot dar kas įdomiausia, ten susipažinau su žmonėm norvegais, bažnytėliai tokie, kurie irgi labai geri. Labai geri. Jie mane čia atsiuntė į Rūklą, apmokėjo kelionę. Sako, Tomai, tu esi neblogas vyras, turi gerus gabumus ir padedi žmonėm. Mes tu apmokam kelionę, važiuok ir praleisk laiką su vaikais. Matot, kitą kartą tai, ką tu turi, tai, ką užsiugdai, žmonės pamatė, kaip tu tarnauji kitiems, jie dar ir padeda. Ir aš jums tuos linkėjimus siunčiu nuo tų mano draugų iš Norvegijos. Taigi, linkiu jums mokintis, tvarkytis kambarius, padėti mamai. Liuda viena augina šitiek vaikų. Reikia, kad vaikai, Dimukas, sutvarky šnešų šiukšlės, Ženė, loma pasiklotų visada. Kiriliukas prie Facebooko sėdi tik tai tada, kada mano kažko.